Tikrai pasiimsiu viską, atvešiu ir tau lauktuvių pažadu. Labas, gražuolė. Oi, palauk, perskambinsiu tau. Labas. Kaip laikais? Gerai. O mes pažįstami? Galim susipažinti. Silveris. Ina. Gražus vardas. Ina. Ką veiksi vakare? Manau, kad... Gražios gėlės jums. Paimkit. Paimk. Ir paskambink man. Gerai? Ir atsimink, niekada niekam neduok veltui. Na kaip, viską gavai? Jo. Gerai, galėsim pradėti. Nors galbūt neprireiks. Reikia viską padaryti švariai. Vykdant tarptautinę operaciją, Klaipėdos jūrų uoste buvo sulaikytas 500 kg kokaino krovinys iš Pietų Amerikos. Tokio privalo dar nebuvo. Keli šimtai limonų. Bet kas užsakovas, jie nežino. Galų netrenka. Bet šitos galus mes ir turim atkirsti. Kas tau aišku? Kas? Čia Lietuva yra. Čia tau ne Albanus Andalūzijos stogais vytų. Gerai, galim daryti rytoj. Rytoj. Tau vis laik rytoj. Aš pavalgiau. Vadinasi, darbo diena jau prasidėjo. Turėtų užtekti. Vokietija. Pagal minėtą faktą generalinės prokuratūros nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamente yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių medžiagų kontrabandos. Šiuo metu atliekami aktyvūs procesiniai veiksmai, nustatomi įtariamieji tiek Lietuvoje, tiek ir kitose valstybėse. Ot nusišnika. Šiuo metu dabar yra pradedami aktyvūs baudžiamieji veiksmai. Kaip? Vienas? Vienas. Tada einam. Kur tu čia? Iš dangaus auksinių parašiutų nusileidom. Žiūrėk. Tu tiek nesijaudink. Mes ištrauksim tuos konteinerius. O kur jie dabar? Super, puiku. Kas nepavogs. Tu ką? Lėlytės kolekcionuoji, ką? Ne, būsiu žmonos. Gražu. Aiduk, tu neliūdėk, nesijaudink. Juk aš esu čia tam, kad viską sutvarkyčiau. Tai mentai ant jūsų dar neužėjo. Kogi čia jaudintis tada? Šiaip sugalvojau gal pieno miltus presuoti, dažyti rudai. Porą paliekam originalą. Mentą man prabos. O likusius sukeičiu. Viskas. Klausyk, super sugalvoji, ką? Tik
Tikrai? Tikrai. Juk mes visus greitai papirksi, jie nieko nenorės naikinti. Juk neverta. Teisybė, teisybė. Kiek pinigų kainuoja. O dabar krizė. Gyventi visiems reikia. Ai, tiesa, o kur tas tavo naparnikas? Tas tūzas. Ne, nereikia. Abudu mano šepečius čia mėtė, taip? Daugiau snukių nepajungėt? Viskas bus normaliai. Tavo? Legalus? Taip. Buvo malonu dirbti. Adios, Tio. Lietuviška. Rauginta. Nesitikėjau. Ginklą turi? Turiu. Duok. Rankas. Pavėlavo. Kodėl? Edukas man paskambino, aš atvažiavau ir kažkas aplenkė. Kaip suprast? Kažkokie pydarai nušovė Eduką. Turiu to klausimą. Sėk, pasakiau! Kas dar žinojo, kad tu ir Edukas kontroliavot mano tranzitą? Kas tada Eduką nušovė? Tas, kuris žinojo. Ir dabar ta kulka, kuri pas Eduką. Jos galbūt nėra šito pistoleto apkabonė. Logiška. Dėl šitų. Ką? Pamiršai? Atvaizdelis. Lietuviška klasika. Du draugai nepasidėjo fanierą ir vienas kitą nupylė. O ten jums, laidotuvėms, nereikia nerimo. Įsidėmėjai, kur aš palikau pirštų antspaudus. Tai viskas sutvarkyk kaip reikia. Gerai. Taip. Kriminalinės naujienos. Tyrimo nebus. Pareigūnams nekyla abejonių, kad du vyrai netilpo ant vieno šikano. Tvarka. Kelią prasivalėm, reikia judėti toliau. Kur? Kokia gera, matai?
Ne, nereikia, mergos palauks. Lietuvaitė, norėtum? Gerai. Nusibodo tas ispanės tratint, ne? Gerai, važiuojam. Kur? Pas Makarą pinigų. Kokį ten lapsim, ką? Liūdna. Nėra mergų, nėra, iš kur aš tau gausiu mergų. Nuo pat ryto. Restoranas nedirba. O tai ko čia stovi? Matai, kaip yra. Man dirba visi restoranai, kai aš atvažiuoju. Negaila? A? Negaila? A? Visai srabotei, ką? A? Makaro apsauginis? Vat klaunų priviso. Neliūdėk, bus mergų. Hei, mamasita. Čia pašalint negalima. Na? Ką gaminau, a? Koks chamas? Nu, palauk. Štiš! Sriubytė? Verda. Nu. Valink iš čia! Tu atsisuk. Pažiūrėk, kas tau už nugaros. Bet tik prieš tai mane pavadinai asilu. Aš tarp kitko keičiu seną asilą į naujas kamanas. Nu va, kad žodžius atsiimi, tai jau gerai. Gazolį ginklą Makarą čia atvesk. Aš noriu, kad Makarą atvestum čia. Aš po visą restoraną juk nelakstysiu. Nu va. Kažko šiandien man tokia labai gera nuotaika. Gal ne prieš gerą? Sriubos nenori? Nenori daryti. Sveikas, Makarai. Skambinau, neprisiskambinau. Privertė mane čia atvažiuoti. Kad ne telefonu mūsų reikalus aptarinėti. Na taip, tiesa, ne telefonu. Juk jūs vieni kitų čia Lietuvoje pasiklausot. Visi tokie protingi. Nėra nieka machrin pasiūst. Aš Makarį truputėlį čia užvalgiau. Bet susimokėsiu. Man tik įdomu, kada tu susimokėsi. Man. Kada tu man susimokėsi, ką? Man problema su pirkėju. Renka pinigus. Prekė yra vietoje. Čia tau problemos, ne pirkėjų. Kai miega kiaulė, auga mėsa, kai miega žmogus, auga skola. Skola yra kaip mažas vaikas. Kuo daugiau auga, tuo daugiau rėkia. Sakau tau, partijos nepardaviau. Į vietoje gali patikrinti. Kada? Nors tu jau pat. Klausyk, Silveri, man nepatogu čia su tavim virtuvėje kalbėtis. Eime prie stalo. Ša. Su tavim aš prie stalo sėsiu, kai atsiskaitysi, supratai? Kokio brolio? Su Žora. Juk jis tavo brolis. A, Žorikas, nu, dvinys. O ką? Sėdo jau? Jo nebėra. Ir aš žinau, kas jį pakasi. Manau, tas tau svarbu. Ką? Tu čia rimtai?
Žorą pakasi? Šakis. Klausyk, tu perduok linkėjimus tiems, kurie pakasė tą buridano asilą. Koks jis man brolis, ką? Miegojau. Naktį bandė mane anapilin nuvaryti. Koks jis man brolis? Nežinojau. Žinoma, man yra įdomu, kas užlinkė mano brolį. Visas užvertimo išlaidas aš padengsiu. Bet gal mes, Makarai, nebemiegam. Važiuojam, pažiūrėsim, kur prekė. Važiuojam. Važiuosim į sandėlį. Tai jis žino, kur tas sandėlis. Gerai, tu lik čia. Mums nėra ko kartu vadytis. Važiuosi priekį. Va, tavaras. Guli, laukia pirkėjo. Atidaryk. Peilį paduok. Kas čia per šūdas, ką? Soda? Jūs ką? Prekę prastumė, dabar norit mane ant rago sukt, ką? Tai aš nieko nežinau, čia Makaras viską tvarko. Turim problemų. Visus surink ir važiuokite į Valakampius, Vaidilutės gatvę. Manęs ten palaukite. Davai. Tai ką? Nori mane nukilint, panašus į grybą, ką? Atvežiau brigadą. Nori pasišaudyti? Nori? Silverį! Kur mano prekė? Palauk. Čia aš tau dabar viską paaiškinsiu. Butą, namą, restoraną. Viską užrašai man, supratai? Ir tą vilą Kiprę. Aišku? Visus. Duodu 2 dienas. O žmoną gali pasilikti savo. Senos manęs netraukia. Tu gali prieit prie jo normaliai ir pradėti tą temą, ar ne? Dabar slidinėjai. Aišku, na aš irgi stoviu ant slidžių. Tik nėra kas pastumtų. Tai kad į kalną man reikia. Ašgi visą laiką į kalną. Na ką, gerai. Suskambinsim, davai. Tu įsivaizduoji muitinės vadui atostogų. Kur, ką aš žinau, kur. Makarą mes ant to supastatėm. Konteineris. Reikia laukt. Gal į miestą mergų? Nenori pašaudyti? Nori, Kokia blondė. Eik, tu savo, grįžk. Grįžk, greitai. Labas, gražuolė. Na tai kur buvai pradingus? Aš tavęs laukiu, naktim sapnuoju. Sapnuok, pamau.
Nurink, Saulelė. Duodu tau 200 eurų už valandą. Tinka? O kągi man daryti, jeigu tu man patinki, ką? Gerai, duodu 1 eurų už valandą, gerai? Ko tu juokies? Juokinga atrodo? Taip. O tai kaip kitaip susipažinti? Tai žinai, aš labai kompleksuotas žmogus. Aš moterims siūlau ne tik save, bet ir savo pinigus. Tu žinoma, vos tik tave pamačiau, iškart man patikai. Bet vis galvoju ir galvoju, kaip padaryti, kad nepraeitum pro šalį. Kaip tavęs nepaleist. Visai be reikalo. Aš žinai, tu gražiausia mergina Vilniuje. Iš užsienio. Pomidorus skinu. Silveris. O tau manęs vieno neužteks? Tikrai? Kaip greit laikas su tavim bėga? Na ką? Laisva gali eit. Aš savo žodžio laikausi, jeigu valanda praėjo, viskas gali eit. Tu juk ne šiaip kokia prostitutė, kad tam, kad aš galėčiau tau knisti protą. Tu esi nuostabi moterį. Jeigu tu dar leistum bent valandėlę pavogti iš savo brangaus gyvenimo, aš būčiau labai laimingas. Dabar Noriu pasilikti. Geriau sakyk, geras draugas. Geras draugas. Nusisuk. Ir užsimerk. Gazolį? Čia mano pirma dovana tau. Auksinė. Nes ir tu esi auksinė. Išeini ar lieki? Ei, urodai! Ką darot? Dėkite čia! Nebijok, Kitskis, ateik, Kitskis, Dieve, koks gražus, nebijok, nebijok, ateik pas mane. Dieve, išsigando. Mažiukas, koks matai dreba visas. O tu rodai žmonės Lietuvoje, ne? Bambukų kraštas. Tokį katinėlį bando užmušt. Nu, nebijok, palaikyk, skambina kažkas. Nespaustai tai. Matai, kad visas mažas trapus. Alio. Labas, Asta. Ana, labai malonu girdėt, na. Ką veiki? Ką veikiu? Dieve, nepatikėsiu. Čia, žinok, tokia tragedija įvyko. Kažkokie urodai pienburniai norėjo katiną užmušt. Nu. Ui, koks. Ko norėjai? Susitikti ko daugiau. Susitikti. Gerai. Žinai kur? Prie Klaipėdos viešbučio centre. Tinka? Nu, privažiuosiu. Gerai, iki. Dieve, koks fainas. Ateik pas mane, ateik. Ką tu be manęs darytum be Silverio, Nu, lietuviškas, juodas, matai koks. Nafik mums tas katinas. Kas? Nafik katinas? Jeigu tu katino negerbi, tu manęs negerbi, supratai? Dar kartą paklaus nafik katinas, tik galūnės visas 5 atšaudysiu. Eini. Nebijok, katinėlį. Eini su manimi, eini.
Nu va, tvarka, sutvarkė, patikrinu, kirmelių neturi, pasiutligė neserga, dar vakciną kažkokią sušovė. Sveikas katinas, tik tas Icho deputo daktaras manęs klausia. Koks vardas? Nesugalvojau, nežinau. Klausyk, tu sugalvo, gerai? Palauk, skambina. Laikyk. Atsargiai. Tas makaronas. Klausau, Makarai, kaip tik ruošiausi tau skambint, bet paskambinai pirmas, gerai, tau pliusas. Vadinasi, mane gerbi. Gerai, atvažiuosiu. Gerai, iki. Asta skambino. Laukia manęs, nori. Reikės prigriebt. A ne? Gerai. Dėk ant galinės sėdynės ir važiuojam. Tik atsargiai. Kam priklauso šitas restoranas? Nesvarbu. Tu čia luktelk truputėlį, nes labai greitai, gerai? Ir paklausk, ar virtuvėje turi šviežios nesūdytos žuvies katinui. Gerai. Gazolis negeria kavos, netgi vandens. Tik valgau. Tai ką? Tu į kalendorių žiūri? 2 dienos jau praėjo, tu vis dar savo kavą ramiai geri. Kiek? Kada? Už savaitės, už mėnesio, metų? Gazolių paimk pinigus. Bus katinėlio išlaikymą. Bet čia man patinka. Malonu. Tu prašai, o aš galvoju tenkinti ar netenkinti tavo prašymą. Ką tu sakai? Kurgi tu pabėgsi, ką? Kur? Girdi Gazolį, ką jis kalba? Bėgt nori. Sakai, nebėgum. Vadinasi, pagalvoju, bėgti ar nebėgti. Nereikia man knis proto, gerai? Na, tai kas ten su mano broliu buvo? Užlenkė kažkas? Pakas. Pinigų prilaiko. Turėtų susimokėti. Vis dėlto buvo brolis, ne šiaip koks pederastas. Zylė? Kas čia per prikuchos Lietuvoje, ką? Anksčiau normalius buvo arklys, kulka, armatūra, stalonė, čerba. Zylė, paukštukas. Jis tavo priešas. Aišku. Vadinasi, visas trielkės nori pervesti ant manęs. Gazolį kavą išgerk. Gal užnuodyta? Na kam tu taip, Silverė? O ką? O kas ne taip? Kažką blogai darau? Aš vietoj tave savo skolininką nuodyčiau. Kam mokėti, jeigu galima nemokėti? Teisingai? Gazolį, tu gerai jautiesi? Juokauju, Makarai. Na ką, gerai, keliausiu aš, o tu skambink, kai turėsi visus pinigus. Juodas, lietuviškas. Į mane žiūri. Kas pažiūrovas? Pinigus gal atnešė? Ach, Zylė. Tai tu Zylė. Malonu. Silveris. Ovidijus. Tai tu vadinasi mano brolį užlenkėjai. Einu pasišnekėsim. Mes labai trumpam. Tu Asta užsisakyk, ką nori. Makaras vaišina. Aš eisiu gal. Pabūk dar minutėlį.
tai pasakok. Ką pasakot? Kodėl tu mano broliuką užlenkė? Kodėl neleidai jam gyventi? Aš apie Žoriką. Vėl tos kalbos. Einam, įsiaiškinsim pas Makarą, ką jis ten loja. Jis lygiai tą patį pasakys. Tai kaip ten buvo? Klausyk, kas tu toks, kad aš čia su tavim aiškinčiaus? Gazolį, tu paaiškink šitam... Gal kavos? Mielai. Aš nenoriu. Gerkit dviese. Jo. Gražiai čia Makaras mus norėjo po smūgio pakišti. Vardą katinių galvok. Baig tu kalbėt man apie tą durnių, gerai? Aš girdėjau, jį Zylė kažkoks užlenkė. Todėl, kad Zylė su Makaru juodai pykstasi. Makaras... Taip ir pagalvojau, kad Makaras nori mane ant kitų bėgių užvesti. Bet davai ne apie tai. Viskas gražiai vaikščiojo. Ir Žora tas pusdurnis nieko nežinojo, kad per mane viskas eina. Kaip mane vadinti? Broliukas, brolelis, brataila. Jisgi mane papjaut norėjo. O tu mane nori papjaut? Tai kas ten tau su Makaru buvo? Dirbom gražiai, viskas tvarkoj buvo. O dabar štai reikės Makarui sprandą nusukti. Ko tu tada tylėjai? Raimundai. Aš amžinai karo stovyje. Gražiai, bet dėl jos aš nekariausiu. Ir dėl Zylės, prašau. Neįdomus man jis. Turiu kur kas didesnių problemų. Muitinė atsigavo. Super. Turi paskambinti tarpininkas. Koks nafik tarpininkas? Kas per tarpininkai čia? Kada paskambins? Kada? Silverija, atsiprašau, galima minutėlį? Svajus aš buvau pažinojęs tavo brolį. Mes kartu su juo darėm visokius reikalus. Naktį, žinai, varinėdavom į deglinę pirkti sumuštinių. Jis mėgdavo su sūriu, aš su kumpiu. Va. Kam visą tai tu man pasakoji? Nu, aš norėjau, kaip bachūras bachūrui, pareikšti užuojautą dėl brolio mirties. Kokio brolio? Mano brolis numirė? Pala. Taigi tu man ką tik sakei, kad jis jau numirė. Palauk, bet... Tugi sakei, kad jis dingo be žinių. Bet iš pradžių sakei, kad numirė, taip? Tai kaip iš tikrųjų buvo su mano broliu? Ne, pala. Tu kažko iki galo man nepasakai. Sakei, mirė, po to žuvo, dabar dingo. Man viskas aišku. Jam viskas aišku. Man irgi viskas aišku. Tau neaišku. Tu įsidavei. Ką? Tu kas sekundę keiti parodymus. Vadinasi, mano brolių užlenkiai tu! Ne aš, ką tu, garbės žodis, ne aš. Aš buvau, 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 aš buvau,
Aš tau galiu papasakoti, kaip jis dingo, bet ne aš tikrai. Tai ko tu strudalini, ką? Utiu. Aš čia. Makaras? Ką tu čia veiki? Šitas restoranas tavo ar mano? Juk šiandien diena, kai keičiasi. Aš daugiau tau neskolingas. Gazolį pažiūrėk, o gal trotilas. Išlieksim visi draugai. Na va, kitas reikalas. Teisingai. Nes kitaip mums bus labai sunku saulę sukti. Tiesa, vos nepamiršau. Prie durų stovi kažkoks Vajus ir giriasi, kad mano žmonės pas tave dirba ir pats laikas daryti valymą. Sėkmės. Ir ką jie tau padarė? O ko jie turi bijoti? Tavęs? Taigi tu su manimi į Ispaniją išvažiuoji. Kur gal apsigalvoji? Labai reikalinga. Mano žmona būsi, galėsi su Mersu raižyti. Vila ant jūros kranto stovi. Tokia graži, bet tokia durna. Na ką, Gazolį, nucipinsim? Kaip pasakysi? Kogi nepadarysi dėl mylimos moters? Tai kur jie rasta? Ai. Aš čia viską surašau. Šį vakarą į teatre. Netoli nuo čia. Vešim į mišką. Nors šiaip dažniausiai Ispanijoje mes vežam į kalnus. Ten labai geras aidas. Ačiū, neužteks. Bėk. Į jokį mišką mes jos nevešim. Pas mane. Ji dar geresnė nei Asta. Tuoj turi pasirodyti mūsų mamačita. Pareina. Verta štukės eurų. Paim. Lipk į automobilį. Žemyn, gaidyk! Kaip tu? Normaliai. Iš kur tas pidaras šiek tiek? Sėsk, važiuojam. Užsirašei? Pakartok. Gerai. Sužinok šitos mašinos savininką ir adresą būtinai. Supratai? Likau skolingus truputėlį, reikia skolą grąžinti su kaupu. Parašyk man būtinai žinutę, gerai? Ir kuo greičiau, supratai? Iki. Už vėlos užkliuvo. Kokios vėlos? Spygliuotas. Baigėt? Aha, baigiau. Gerai, kelkis, Gazolį. Nevadink ligonių. Čia jums už vargus. Ne, jūs man davėt jų pakankam. Imkit. Tokio aš turiu daug. Galiu pasidalinti. Adios. Pavargau už to Lietuvoje. Tiek daug negerų žmonių, kad nors kiekvieną dieną kariauk. Kaip koja? Normaliai. Nieko, pagausim mes tą žąsiną. Bus jam od jos tijos.
katinui vardo nesugalvoju niekaip. Tu žinai, kad jis Murkė. Kas? Katinas, Murkė. Ispanijoje visi katinai arba miega, arba kniaukia. Žinai kodėl? Todėl, kad tie sumauti kondišinai užšaldo murkimo aparatą. Kas čia dar skambina? Kas čia per numeris? Kalbėkite. Sveiki. Norėčiau su Silveriu kalbėti. Aš klausau. Nemaniau, kad tokia gražuolė mus pasitiks. Na, tai kur tavo valdovas? Sveikas. Silveris. Tas pats, kuris darbė su problemom nesu. A jis šiandien vardo neturi. Pamiršau. Aišku. Praeikit toliau. Tu tik pažiūrėk. Taigi čia tas pats. Jūs ką, pažįstami? Tu tik pažiūrėk. Taigi čia tas pats. Jūs ką, pažįstami? Kaip tai ką? Tai jūs mano brolis. Brolis? Nu, tada kitas reikalas. Palauk, aš nesupratau, kas vyksta. Mes gatvėje stovėjom. Jis privažiavo, iššoko ir apšaudė. Kulka į kaktą pataikė, bet atšoko. Palauk, tai kad čia tie patys? Aš gavau informaciją apie automobilį, kuriuo tu pabėgai. Jis berods priklauso Mariui Šimašiui. Gerai viskas. Sorry, čia nesusipratimas. Gazoliu paspauskim ranką. Mašiną pašildysi, katiną šalą. Žinai, katiną tokį turiu. Radau gatvėje, žinai, gražus, juodas. Patiko, tai dabar pasiėmiau, vežiojus visur. Jis man nepatinka. Uodega vizgina, kažkaip juokingai atrodo. Na gerai, sėskim. Nesvarbu, pamirštam. Tu žinoma visą padėtį žinai. Net Davidas bijo rodytis. Todėl tave man pakišo fiktas Davidas. Tai kuriam schemas, planus. Aš galiu pulti muitinės sandėlį, jeigu reikia. Žmonių turiu. Baigt. Žurnalistai perdeda. Jie skaičiuoja galutinį variantą. Su pelnu. O man kainavo žymiai mažiau. Nuimam. Vodkės. Seniai gėriau. O dabar labai tinkama proga. Rodo, kad nuėjo sąskaitą. Gerai. Iki. Na va, pavedimas padarytas. Yra? Nieko nėra tuščia. Palauk, tuoj bus. O, įkrito. Nu va, sakiau. Kas toliau? Suprantama. Kad nekiltų įtarimų. Gerai, taip lengviau kirsti sieną. Ukrovinio dokumentai. Kas be ko, žinoma, Margot. Tai kada darom? Mano žmonės prižiūrės, kad viskas vyktų sklandžiai. Gerai? Baigt, čia Gazolis pats kaltas. Jam, žinai, amžinas morčius.
ką, važiuosim į trasą šiandien, katinėlį. Gavau tau veterinarijos pasą, būsi Ispanijoje visų kačinių verchas. Kokią merginą parsivežiu į Ispaniją, bet va, su katinu grįšiu. Dievo keliai nežinomi, o? Vita. Sveikas. Sveikas. Na tai ką, darbo diena prasidėjo? Prasidėjo. Tai kaip čia viskas sukasi? Gal mano šaldytuvo kokie žurnaliukas lydi? Tai mano šepečiai čia atvažiuos. Kokie šepečiai? Prekė. A, nu taip, čia. Kas toliau? O, kaip tik, žiūrėk. Nu va, į šitą fūrą sugrausim viską, kas buvo saugoma muitinė ir laimingo kelio. Palauk, o ką gaus Vilniaus muitinė? Lėlė, fiktyvų krovinį, kuriame kokaino bus 0,2 procentų. Tai suprantu, bet kur tos lėlės? Tuoj. Nu, va, čia, tarkim, narkotikai. Neblogai. Ko jūs čia prikišot? Soda? Baigtus. Soda taip nesipresuoja. Čia pieno miltai, kita konsistencija. Gerai atrodo, ką? Super. Nu, va, Vilniaus ekspertai nustatys, kad krovinys bevertis ir viskas bus sunaikinta. Bet aš vežu šaldytą žuvį. Nu taip, šitas šaldytuvas yra prikištas šaldytos žuvies. Lieka tik tai perkrauti tenai narkotikus. Už jo pastatysim kitą fūrą, kad nesimatytų, kaip ten darom perkrovimą. Bet prie krovimo bus vienas mano žmogus, kad viską matytų. Aišku? Gerai. Muitinės plombos. Va. Va. Aišku. Dokumentai. Dar daromi. Tavo vardu, kaip prašei. Super. Šiąnakt muitiniai per abi sienas tau bus padarytas koridorius. Atviras kelias. Eisi kiaurą. Atsiprašau, iš trasos. Taip, Marijau, klausau. Bet palydėk iki manęs. Jo, ir jeigu kas skambinti. Davai. Ar važiuoja? Tai kada baigsit viską? Stengsimės, kaip galima greičiau. Vilniaus muitinė laukia. Gerai. Tai kai baigsit, leiskit man žinot. Gausit likusius pinigus. O kas be ko? Iki. Kokia mamačyta. Sustok. Paimsiu. Astulė. Labas. Žuolė mano. Pasiilgau. Važiuosi į Ispaniją su manim? Mielai. O kaip grandinėlė? Nespaudžia? Ne. Ne? Galiu pažiūrėti. Argi mes leisim savo meilį pražūti? Kaipgi. Mesk nafik. Einam. Tu labai graži. Tu nuostabi kaip karalienė. Pati žaviausia mergina visam Vilniui. Ar leistum pavogti iš tavęs dar vieną tavo brangaus gyvenimo valandėlę? Atsisėsk. Tai spindi auksas. Tik tavo vienintelė. Stebuklinga mano grandinėlė.
Gazolė, tu net neįsivaizduoji, kiek mama čito. Šitą grandinėlę savo kaklus buvo sukišę. Ir visos padarytos. Pereinamasis prizas. Blin! Katinui vardą ką tik sugalvojau. Mama čita. Skamba? Yes, yes. Na ką, dabar tik reikia Normantui paskambint ir tada nafik maunamės iš čia. Mama čita. Gerai viskas. Nu, kaip ir planavom. Krovinys paruoštas kelionį. Dokumentai kur? Nu va, čia visi dokumentai. Krovinio, tai yra žuvies. Ten fūros dokumentai, tavo teisės, tyras, rakteliai. Viskas ten gerai, viskas gerai. Tu pinigus jau paskambink, kad pervestų likusius. Kokius pinigus? Kaip kokius? Kaip tarėmės? Kada tarėmės? Tai, kas buvo vakar, šiandien, nebegalioja. Drožiu tau ragą. Čia yra visa biznio esmė. Nešmi mašiną.